Tai mes. Laidą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Sveiki įsijungusieji žinių radijo laidą Tai mes. Šį kartą mes nukeliavome su laida Tai mes visai netoli Vilniaus, galima sakyti, į Vilniaus priemiestį ir lankomės giminių sodybų bendruomenėje. Įdomus pavadinimas, bet dar įdomesnė jų veikla ir jų požiūris į gyvenimą ir buitį. Giminių sodybos tai yra ekologiška bendruomenė ir žmonės čia, kadangi gyvena už miesto natūralioje aplinkoje, vaikšto dažniausiai, ypač kai taip karšta kaip šiandien, be batų, tai aš irgi iš karto išsispyriau iš batelių. Ir įdomu pamatyti ir suprasti ir patirti būtent, ką jie čia veikia ir kaip gyvena. Pavyzdžiui, netgi matau, namai yra iš natūralių medžiagų, viską matyt daro savo rankomis, kasa žemę, sodina augalus, amsi šuva, augina gyvulėlius. Tiesa, tų gyvulėlių kol kas tais 2 šunis sutikome, bet dar tik laidos pradžia ir aš nieko nedelsdamas keliauju prie bendruomenės narių, su kuriais dabar pat ir pažindinsimės. Ir šit šmurkštelio bendruomenės palapinėn, kur susibūrėme gausiai su bendruomenės nariais. Tiesa, turiu pasakyti, čia dar mūsų, tiksliau bendruomenės narių dar ne visi, kiti laukia anapus kameros, šilta. Ir, gal ir nedelskime, labinuosi su Nadežda Kiseliova, kuri yra bendruomenės, galima sakyti, tikriausiai pirmininkė, nors turbūt pati taip savęs nepavadintumėte, bet kuriuo atveju, miela Nadežda, prisistatykite, tiesiog aš jums perleidžiu šį mikrofoną, pats čiumpu arbūzos skiltelę, jums mikrofonas, man arbūzas, minutė eterio jums. Ačiū. Ačiū, kad tai pavadinote, bet aš iš tikrųjų jaučiuosi tik tai vienas iš aktyvių kūrenčių žmonių, kurių čia yra daugybė, susirinko, dėl to labai smagu būti, čia kurti, čia gyventi. Paminėsiu čia, kad tai yra besikūrenti daučionių, Melkio kaimo netoliese bendruomenė. Tiesiog pagal vietovės, tos vietovės yra mažytės, bet mūsų bendruomenė auga ir tampa vis didesnė ir didesnė kiekvienais metais. Tai čia yra daučioniukų bendruomenė, bet taip pat mintyje turiu ir bendruomenę visos Lietuvos mastu, tai yra giminės sodybų kūrėjų bendruomenė, kur įvairiuose Lietuvos kampeliuose žmonės kūrė giminės sodybas, būrėsi į bendruomenės, tokias lokalias vietinės ir jų taip pat yra nemažai. O jeigu apie mūsų bendruomenę kalbėti, tai jie yra nei maža, nei didelė, jie yra besikurianti jauna, bet iš nuostabių kūrybingų žmonių, kurie palaiko giminės sodybų kūrimo idėją. Apie tai pakalbėsime plačiau šiek tiek vėliau. O dabar tiesiog džiaugiamės mūsų draugija visais suvažiavusiais kaimynais, kurie vieni yra iš seniau, iš anksčiau, kiti dabar tik tai prisijungia, kūrėsi, statosi ir dar vis naujų žmonių daugėja. Ir iš kiemo palapinės atėjome į tokį parkelį, kuris yra, galima sakyti, bendruomenės teritorijoje, arba netgi, galima sakyti, už bendruomenės tvoros, nors tvoros čia netgi nėra. Parkelis yra privati teritorija, ką tik šviežiai įkurtas, bet jau dabar matosi, kad bus dailus. Ir parkeliu savininkai leidžia naudotis ir bendruomenė, ir kaip tik labinusi su, galima sakyti, bendruomenės senbuvę Filomena Majauskaitė. Gerą dieną, Filomena. Gerą dieną. Žiūrėkite. Jūs čia gyvenote, spėju, anksčiau negu įsikūrė ši eko gyvenvietė, jeigu taip galima sakyti, ekologiška bendruomenė, ar ne? Taip, mes buvom irgi Vilniškės ir niekada žmogus nesijauti toks laisvas mieste kaip gamtoje ir tėviškė buvo irgi jaunystėje kaime, labai traukė į kaimą. Ir mes su draugė čia nusipirkom tos žemelės ir sako, gal kada nors statysim, sakau, Birute, jauniem yra kada, mes jau neturim kada, arba darom, arba nedarom. Ir mes pirmieji įsikūrėm. Ir turbūt, ko gero, gal ir buvom tas gerasis virusas, kur užkrėtėm ir jaunimą, ir dabar labai labai žavimės, džiaugiamės, kad tie gražaus, šaunaus jaunimo įsikūrė šitose apylinkėse, nuostabiuose, gražiuose. Ir džiaugiamės, kad Lietuva žydi ir jaunimas grįžta į kaimą. Mila Filomena, tai jūs su drauge susimetėte, spėju, pardavėte nekilnojamo turtą mieste, susimetėte pinigų, įsigijotė sklypą ir įsikūrėte čia. Prieš kiek tai laiko buvo? Tai buvo prieš 10 metų. Aha, vadinasi, tikrai esate čia labiausiai patyrę, bet darau prielaidą, kad jūs nežinojote, kad gyvensite gyvenvietėje, kuri propaguoja ekologinės idėjas, vadinkime. Ar žinojote? Taip, pradžioje dar taip nebuvo, bet paskui mes labai su malonumu prisijungėm prie šitos nuostabios minties. O kas keičiasi būtent, kai bendruomenė veikia aktyviau, kai esate kartu, ar ne su bendruomenės nariais, kurie, sakykime,
vadovaujasi tam tikrais, vadinkime, nevartotojiškumo metodais, o, sakykime, mes dar aiškinsime, ar iki galo pas nelabai suprantu, bet aš įtariu, čia netgi namai statomi be rangovo, be statybininkų, beveik savo rankomis. Taip, čia Ką jūs draugai labai pastebėtumėte? daug padeda. Visą laiką žmogus vienas negali gyventi. Taip atrodo, kad kai kas sako, ai, man žmonių nereikia, taip nebūna. Žmonės ypatingai reikalingi. Jau jeigu tu žinai, kad tam name yra žmogus, gali jo ir nematyti, bet jau tu visada laimingas ir žinai, kad yra šalia žmogus. O to labiau, kad šitie žmonės tikrai nuoširdžiai kiekvieną savo patirtį perduoda, kiekvieną savo darbų padeda, kada gali. Ir tai yra jėga. Ką jums bendruomenės nariai jūsų ūkyje padėjo, jeigu nepaslaptis? Pradžioj, tai kol kas mes buvom pradžioj, tai dirbom patys, o jau paskui daug ką padėjo ir kelią tvarkėm bendrai kartu. Ir tokius didelius darbus ir šulinio, va tokius, kur jau dideli darbai, tai visada buvo pagalba. O jūs tada, kaip prisidėjote prie bendruomenės gerovės ir prie kitų narių? Arba prisidedate kasdieną? Mes kiek galim, mūsų aišku jau padėjimas mažesnis, nes jau mūsų amžius ne tas, bet kiek galim ir mes prisidedam. Ar bendrai būna renginiai, tai ir bendrai apgyvendinam ir kartu ruošiam, darom kartu. Kuo šios gyvenvietės žmonių, sakykime, buitis skiriasi nuo miestiečių gyvensenos? Jie ne vartotojai, jie gamintojai. Gamintojai. Taip, patys savo pasigamina? Patys gaminam. Ir pasidalinam ir sodinukais, ir viskuo dalinamės, ir patirtim dalinamės, labai džiaugiamės. Aš pastebėjau ten, kai kurie sodinukai, kultūros augalėliai yra apdėti šieno tokiais ritinėliais. Gal žinote, dėl ko tai daroma? Mulčiuojama, kad ir būtų šilta, smagu, neaugtų piktžolės ir patrešta būtų. Matote, tai čia įprasti tie sodininko modeliai, bet jie taikomi čia, visa geriausia praktika yra taikoma bendruomenėje, kurią apie sodininkystę, žemdirbystę ar ne. O kiek, gal žinote, šitą bendruomenę laiko karvių ir kiaulių? Šito nežinau. Gal netgi nėra dar. Prie mūsų šalia nėra. Gal toliau kad nors, bet mūsų ne. Dar tokių stambių raguočių neturim. O ar kuris nors bendruomenės narys turi apsijuosę savo, sakykime, sodybą tvorą? Ne, tvorą nematėm. Želdiniais taip, gražiai apsodinta, bet kad tvora nematėm ne vieno. Taigi taip nelietuviška atrodo. Kiekvienas lietuvis turi tvorą apsijuosti savo namą. O kodėl? Mes gamtoj, kaime, dangus mūsų. Riba. Jo, dangus yra galutinė riba. Ačiū Filomenai Majauskaitei, šios bendruomenės senbuviai. Dabar bendrausime dar ir su bendruomenės naujakuriu. Kitas bendruomenės narys, su kuriuo dabar labinuosi, yra Liutauras Andrukonis. Jaunas naujakurys. Sveikas, Liutaurai. Labą dieną. Kai mes išsiaiškiname, sklypą šioje vietovėje esi įsigijęs prieš 3 metus, bet pradėjai kurtis čia tik prieš keletą savaičių, ar ne? Tai žodžiu, atrodo, žinai, jaunas žmogus mieste tiek daug galimybių, atrodo, kurių galų patraukti gamtą, ar ne? Tikrai tai yra įdomu ir gana neįprasta. Kodėl visgi, Liutaurai? Aš pastarosius 10 metų gyvenau Airijoje, bet pabaigęs mokyklą aš nutariau grįžti į Lietuvą ir gyventi būtent savo gamtoje. Netarnauti kitiems, o būtent savo viską užsiauginti, statyti namus pačiam, gyventi savo. Aha, tai žodžiu, gyvenai emigracijoje dar būdamas jaunas ir ten mokyklą baigiai būtent, aš taip suprantu? Taip, šiais metais baigiau mokyklą ir grįžau į Lietuvą. Geras, sveikinimai, šaunu. Ir iš karto, ar ne, nei kokią nors ten mokymosi įstaigą arba nei kokį nors darbą, kaip įprastai daro jaunimas ir jaunieji profesionalai, o atgal, galima sakyti, prie šaknų. Ir spėju tada, vis tiek kažkiek reikėjo kapitalo, bent jau sklypų įsigyti, iš kur jo sukaupė, jeigu nebūtų paslaptis, ar iš tėvų šiek tiek padėjo? Čia buvo mano mamos idėja nusipirkti žemės, neišvažiavo į Airiją su ta idėja, kad įsigyti žemės ir grįžti atgal į Lietuvą, pasistatyti namuką ir gyventi gamtoje. Ir po kažkiek laiko ir aš nusprendžiau grįžti atgal į Lietuvą ir taip pat kaip jinai gyventi čia. Jinai dar šiuo metu yra Airijoje, bet aš jau grįžau, jau kuriuosi, tvenkinį išsikasėm, jau šulinį kasim ketvirtadienį, jau pamatai bus daromi. Dar vieną tvenkinį. Čia jau bent keli, man regis, yra aplinkui, ar ne? Nu jau.
geras. Ir, žodžiu, bet, na, kai susiduri su tuo juoduoju ūkiu, taip, ar nenusvyra kartais rankos, žinai, ir pagalvoju, netgi galbūt, ar nepasilgsti Airijos kitą kartą. Ne, yra labai smagu, kai tas nuovargis, kai vakare grįžti miegoti iš po ilgos dienos darbo, tai yra labai smagu. Būtent tas skausmas sekančią dieną, tai nėra, labai tikras skausmas, tai yra geras skausmas. Aha, ir dar žiūrėk, mes ir su Filomena atkreipiau dėmesį, kad tai yra bendruomenė be tvoros. Ar tu klosi tvorą aplinkui savo? Visur galima. Lietuviškai. Matosi kaimynai, girdisi kaimynai iš visų pusių, nereikia jokių tvorų. Kodėl apsitverti save? Ar jau supratai, irgi būsi bendruomenės narys, aš taip suprantu, ar ne? Ar jau supratai, kaip jį veikia ir kas tai per bendruomenė? Jo, esu skaitęs apie šitas idėjas, kad gyventi bendruomenėje ir dalintis viskuom, padėti, kuom galima. Taip, esu skaitęs apie šią bendruomenę. O praktiškai ar jau turėjai progų patikrinti? Taip, labai padeda kiti bendruomenės nariai, kaip aš dabar esu naujas ir atvažiuoja, kai kasamas tvenkinys ir aš galiu pas juos atvažiuoti, jeigu esu pavargęs ir maisto galima gauti. Labai smagu. Aha, šaunu, dėkui naujakuriui šioje giminių sodybų bendruomenėje Liutaurui Andrukoniui. Na ir toliau žiūrėsime, kokių dar įdomių žmonių šioje bendruomenėje įsitraukia į šią veiklą ir kuriasi šiose apylinkėse. Daučionių kaimo apylinkėse šviežiai įkurtame parkelyje susitikau su Andriumi Gaidamavičiumi, žinomu gamtininku, ekologu, žaliųjų aktyvistu. Sėstelėme, čia yra vaikų tarsi pramogų toksai, ar ne, parkelis, aikštelė. Bendruomenė gali šiuo parkeliu laisvai naudotis. Irgi, žodžiu, yra tarsi užmiestis Vilniaus, galima sakyti, bet viskas tarsi patogiai, bent jau vaikams tai yra tikrai ką veikti. Be abejo, pirmiausia, labas, Andriau. Sveiki. Ir gal tu taip trumpai iš savo požiūrio taško paaiškintum, kaip šie žmonės, pirmiausia, kaimynai veikia, susitarė. Ir pavyzdžiui, kuo skiriasi, sakykime, jų veikimas, jų susitarimas, jų bendrabuvis nuo, pavyzdžiui, kokio Justiniškių daugiabučio laiptinės. Pirmiausia, tai šitie žmonės vienas kitą pažįsta. Tai yra mažiausiai. Jo, ir aš taip su nostalgija iš tikrųjų prisimenu savo vaikystę Labanoro girioj praleistą, aš ten iš tokio mažo kaimuko kilęs. Tai ten mes gyvenom lygiai taip pat, prieš 30 metų, atrodo, kiek čia praėjo to laiko, bet dabar viskas Lietuvoje labai pasikeitė. Pabėgo žmonės iš to kaimo ir dabar tik tai tas renesansas ateina ir jau buvo liktais ir toks nusivylimas, kad ir baigsis to kaimo gyvenimas Lietuvoje, bet šitie žmonės parodo, kad ko gero dar ne viskas prarasta ir kadangi jie nenusivylė tuo ir plečiasi jų veikla, ir plečiasi jų bendruomenė ir daugėja tokių kaimų ir sodybų, tai manau, kad ilgainiui tai ir Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, taps, negražu sakyti, madinga, bet manau, kad išlikimui labai svarbus dalykas. Ir taip, tai sakai kaimas, ar čia yra tradicinis kaimas, ar vis dėlto jau, tarkim, New Age, naujojo amžiaus, vadinkime 21 amžiaus kaimas, ir kuo tada toksai kaimas skirtusi nuo mūsų pažįstamo lietuviškojo kaimo? Tradiciniam kaime mes buvom apsikrovę labai gyvuliais, ir karvėm, ir kiaulėm, ir kuom tik tai nori, ir tas gyvenimas šalia gyvulių gal ir nieko, bet vargas su jais taip pat labai didelis. Ir šiaip, kadangi tų gyvulinių produktų žmogui nebūtina tiek daug, arba apskritai daugelis išsiverčia ir be jų, tai va šitas modelis man patinka tuo, kad čia iš tikrųjų žmogus turi daugiau laisvo laiko. Nes šiaip įprastam kaime, taigi visą laiką prie tų gyvulių ir prie tų darbų ir daugiausia būtent darbų būna, kada reikia karvę ar arklį išlaikyti. Na, bet vienas kitas gyvulėlis, aišku, ir tokioje bendruomenėje nepakenktų, jo labiau, kad pirkti parduotuviai tada tikrai nereiktų, o dabar, ką mes gauname toje parduotuvėje, tai iš tikrųjų tai yra pasekmė to gyvenimo,
patogaus gyvenimo, kurio mes atsisakom. Kodėl žmogus pabėgęs iš miestų turėtų nepasilikti to patogaus gyvenimo? Na, aš suprantu, žavu, romantiška, neabejotinai, bet, na, aš nežinau, čia reikia arba didžiulio nusiteikimo, kaip tu galvoji, arba truputį būti mažumėlę keistuoliškam, arba kaip tik būti mažiau egoistu, nežinau. Na, materialistų čia iš tikrųjų ne vieta žmogui, kuriam yra vertybė pinigai. Bet žmogui, kuriam yra vertybė bendravimas, būti laimingų, tai žinoma, kad tai yra visai kita vieta ir tinkama vieta. Nes mes kalbam čia ne tik apie tą paprastą ekologiją, pakalbėkime apie dvasinę ekologiją. Pažiūrėkit į šitų žmonių akis, šypsenas, jie spinduliuoja gerą energiją. Ir iš tikrųjų, aš, pavyzdžiui, šiandien mieste buvau... Na, Vilniaus bare aš irgi sutinku žmonių, kurie irgi šypsosi ir spinduliuoja gerą energiją. Iki pirmo bokalo, po antro jau tada konfliktukai kokie ir panašiai, ne? Tai vis dėlto, nu, aišku, nuo pačio žmogaus priklauso, kuris gerai jaučiasi ir nereikia varyti žmonės iš miesto į va tokias bendruomenės, turi žmogui pačiam sukirbėti ir ateiti tas noras, tada iš tikrųjų tai bus tikra ir tikrai jis tada neišsigas ir nepabėgs, nes aš iš tokių žmonių pažįstu ne vieną, kurie va tiesiog iš miesto atkeliavo gyventi kaimą, nusipirko sodybą, o paskui jiem kažkas tai nesiseka ir tada meta viską ir bėga į tą pačią Airiją. Tai buvo ir tokių variantų, bet, nu, turi, kaip pasakyti, ateiti čia, vat viduje, reiškia tas noras, toksai begalinis troškimas užsiimti ir būti tarp tokių pačių žmonių, nes didžiausia vertybė turbūt yra kaimynai, kurių šiaip negali pasirinkti mieste, ne? O atėjus į tokią bendruomenę, tu iš karto pasirinki kaimynus. O galų gale bent jau šitos giminių sodybos bendruomenės atstumas nuo Vilniaus yra itin mažytis, faktiškai čia galima sakyti beveik užmiestis, ar ne? Ir jeigu kokio Nekrošiaus ar Koršunovo pasiliksti, tai šast ir jau Vilniuje, žinai. Nėra atstumai iš tikrųjų menki, jie čia nuo tų technologijų tikrai neatsikrato ir galit matyti čia ir saulės panelės, jie pasigamina elektrą, reiškia, moderniom technologijom. Taip, kad žmonės nesikrato tų 21 amžiaus privalumų, bet tuo pačiu prisimena ir gamtos privalumus visus, nes gyventi gamtoje tai yra didelė vertybė. Ko aš čia dar nepastebėjau ne vieno atsitiktinio plastikinio butelio ir tvoros be abejo nepastebėjau. Pakomentuokite. Aš irgi nesuprantu tų žmonių, kurie apsitveria tvorą ir nori gyventi kaip zooparke, nes, nu, galvoja, kad tokiu būdu išvengs kitų žmonių ten ir panašiai, kurių jie nemėgsta, bet iš tikrųjų taip apriboja tą savo pasaulį, kad, nu, negali jaustis laimingas gyvendamas už tvoros, čia vienareikšmiškai. Na ir šiaip dar ką norėjau pasakyti, kad aš pats kaip žalesis daug metų kovojau su visokiom blogybėm gyvendamas toj sistemoje, su kuria reikia kovoti. Ir su tom korporacijom, ir su tuo užterštu maistu, ir GMO, ir pesticidai, ir taip toliau. Bet aš pats visame tame rate dalyvaunu ir pats tuo nuodijuosi. Ir kada praeina 15 metų tokios kovos, kuri jau beveik beviltiška, tai supranti tik tai vieną, kad būti pavyzdžiu tai yra vienintelis dalykas, kurį gali pasiekti gyvenime. Nekovoti, ar ne? Pasirinkti, tarkim, alternatyvų gyvenimo būdą. Būti pavyzdžiu, nes iš tikrųjų žmonės, jiegi iš beždžionių, kaip sako, beždžioniauna, tai reiškia kartoti tą, ką daro kiti, ne? Tai būti pavyzdžiu, tai reiškia būtent tokiu būdu paskatinti kitą žmogų elgtis panašiai kaip tu. Pavyzdžiui, jeigu tu elgesi ekologiškai, tada kitas žmogus taip pat elgesi. O ne taip, kad reiškia, kaip yra aplinkui labai daug mokytojų, bet jie daro ne taip, kaip moko patys. Reiškia, daug gudrių žmonių yra, bet, nu, aš tai irgi jaučiuosi dažnai toks, kad aš dažnai skaitau paskaitas, bet elgiuosi ne taip, kaip skaitau. Pats dar negyveni ekologiškai gyvenvietėje. Nu, aš bandau grįžti, kaip tik rugsėjo mėnesį kraustysiu į savo sodybą, bet aišku, geriausia taip atsiskirti nuo tos sistemos tada, kada jau sukuri šeimą ir tada jau nebereikia nieko tau ieškoti gyvenime, kada jau esi svarbiausias dalykus suradęs. O kol esi dar tokiuose ieškojimuose, tai pakeliauti po pasaulį irgi gerai.
Ačiū Andriau už pastabas ir komentarus. Andrius Gaidamavičius, žalesis, taip pat redaktorius, žurnalistas ar ne aktyvistas, kuris suprato, kad aktyvizmas nebūtinai geriausias kelias yra siekti ekologinių idėjų ir kaip buvo galima suprasti būtent iš tikrųjų gyventi, sakykime, atsisiejus nuo vartotojiškumo sistemos, pavyzdžiui, alternatyviose bendruomenėse, kaip ši galbūt yra netgi dar efektyvesnis kelias ir puikus pavyzdys. Aš Lietuva iš marių baltakacių, aš Lietuva iš rytmečių žalių, aš Lietuva iš čiulgesio paukštelių, aš Lietuva iš trykštančio vandens, aš Lietuva iš ošiančių gojelių. Aš Lietuva iš spindinčio rudens, iš tėviškių gimtinių ir iš sodų, iš laikmečio erdvės ir obuolių, iš dieviškos minties žolė sodoj, iš saulės šypsenos ant devynių kalvų. Aš Lietuva praamžio išgodota, iš vargų šaresio ir kvepiančių laukų. Aš Lietuva seniai savim svajota, aš Lietuva ir su jumis einu. Aš Lietuva motulių ir tėvelių, aš Lietuva dukra savų namų, aš Lietuva keliauju žemės kelią, aš Lietuva. Pakalbėkime, kuo ši bendruomenė skiriasi nuo kitų panašių eko bendruomenių, galima sakyti, bet turbūt nėra irgi iki galo tikslu. Bandykime tiesiog pasiaiškinti, kaip tokios bendruomenės veikia, pagal kokius principus, dėsnius, tiesiog kokia yra tokių bendruomenių koncepcija. Mes, galima sakyti, dabar pašnekėsime su bendruomenių žinovais, tai yra su giminės sodybų bendruomenės asociacijos. Viena iš įkūrėjų yra Aldona Purvinytė. Labą dieną, Aldona. Labą dieną, sveiki visi. Toks dar neįprastas pavadinimas, kad nesusiveliu, kuris čia pirmas žodis giminių sodybų. Giminės sodybų bendruomenės asociacija. Taip, pasiaiškinsime ir apie pavadinimo kilmę be abejo. Ir labinuosi su irgi kitoje bendruomenėje gyvenančiu, irgi eko gyvensenos propaguotoju, psichologu Dariumi Ražausku. Labas, Dariau. Sveiki. Tai būtent pavadinimas giminės sodybų. Ką tai reiškia? Giminės sodybų. Šitas iškilo prieš, sakyčiau, daugiau kaip prieš 10 metų, tas pavadinimas, kai pasirodė Vladimiro Megrė knygos apie Anastasiją, taigos atsiskyrėlę, kuri ir pakėlė giminės sodybą kaip vertybę, kaip žmogaus atbudimo ir atgimimo simbolį. Tada mes pradėjom gilintis, kas tai yra. Ir pasirodo, perskaitę tą visą eilę knygų, suvokėm, tarėmės, sukūrėm klubą, labai daug bendravom visi ir suvokėm, kad žmogus turi tęstinumą. Reiškia, karta iš kartos gyvenanti sodyboje, giminės sodyba yra vertybė, Lietuva turi šitą paveldą, nežinau, kiek turėjo tūkstantmečių dar nuo kunigaikščių laikų. Ir paskui tai tarybiniais laikais taiga nunyko. Reiškia, praėjo kolektyvizacija, paskui praėjo melioracija ir šitos giminės sodybos nunyko. Kas dingo? Dingo bendrumas ir tęstinumas. Žmogus gimsta vietoviai, jeigu jisai ten gimsta ir užauga, sakysim, bent iki 18 metų. Tai visa aplinka, visa šita žemė jį atsimena ir jis atsimena. Pas jį užsifiksuoja daugybė gamtos reiškinių, jisai mato iki 7-12 metų, kaip jo tėvai gyvuoja, kaip jie jaučia, mato. Aš pati užaugusi
kelių kartų giminės tokioj sodybai. Mano tėvai iš tokios buvo, seneliai iš tokios sodybos, reiškia, ir aš pati, ir kai man reikėjo važiuoti mokytis į Vilnių, pabaigus Dzūkijoje, tai yra Lazdijuose vidurinė mokykla, tai man buvo tragedija praktiškai. Man labai norėjosi grįžti, nes aš ten jaučiausi pilna. Man pamastymai, atsakymai ateidavo, man buvo lengva gyventi šalia. Ir kai pasirodė knygos, reiškėsi, tai sužadino matyti ne tik man, bet ir daugeliu žmonių giminingumą, šeimos vertybės. Visą tai, ką mes pradėjom apjunginėti ir burtis. Buvo 2 didžiuliai klubai, vienas Kaune, antras Vilniuje. Pagal tai formavosi grupės ir važiavo į kaimus. 10, 15, 20, sakysim, kūrėsi sodybų Sukiniuose, yra apie 40. Tai Lietuvoje veikia apie tokių 40 naujųjų, jeigu taip galima sakyti, grubiai kaimų. Andriaus to paties klausiau pirmojo laidos dalyje, kuo skiriasi, sakykime, nuo įprasto tradicinio kaimo, tokios naujojo amžiaus kaimiškosios bendruomenės. Pasakysiu, reiškia taip, reikėtų imti senąjį kaimą, tai yra buržuazinių laikų kaimą, kai tų sodybų buvo daug. Ir kai praktiškai, Lietuva klestėjo. Buvo sodai, sodybos. Buržuazinių laikų gal čia netikslus žodis, tiesiog tarpukario. Taip, tarpukario, gal aš dar iš seno vadovėlio kalbu. O paskui tai pradėjo kaip ir nykti. Ir suprantat, kuo skiriasi. Paskui susiformavo kaimai, kuriuos inicijavo gyvenvietės kaimai Lietuvoje, kuriuos inicijavo, sakysim, jau tarybinio laikotarpio. Buvo tas toksai prispaudimas, kaip reikia. Kaip modelis. Žmonės dirbo. Valdiškai nuo gamybos beveik nieko nesiskyrė. Nuo darbo gamykloje, kolūkio darbas. Buvo maži sklypeliai ir žmogus buvo išnaudojamas. Tik tai tiek, kad tarybiniais laikais, reiškia, labai stipriai veikė vaizdinys, jeigu jau taip kalbant dar ir apie vaizdinį, kad taip reikia, partija ten vyriausybei sakė ir dauguma klausė, bet tuo pačiu Lietuva gyveno senąją sodybų gale. Reiškia, visos šventės, visi tie kultūra, gerumas vaikuose buvo skiepijama. Paskui dar truputėlį pasisuko įvykiai ir dabar mes turim, tokią kosmopolitinę Lietuvą galima, kaip ją dažnai įvardina. Tai reiškia iš vis beveidę. O kuo skiriasi? Senoji karta augino gyvulius. Augino gyvulius, reikėjo labai daug dirbti netgi tam pačiam ūkyje, nes karvės ir kiaulės suėsdavo begalę laiko. Iš tikrųjų, apie tai, kad tradicinis kaimas nuo to naujojo amžiaus kaimo skiriasi pirmiausia tuo, kad čia beveik neauginami gyvuliai. Bet norėčiau pasiklausyti Dariaus, Aldona užsiminė apie tapatybės saugojimą. Pats esi matęs tikrai, man atrodo, ir keliavęs po pasaulį, kiek žinau, ne vieną eko gyvenvietės, vadinkime, modelį. Ar iš tikrųjų principas, sakykime, yra šaknies išsaugomas? Ar čia yra dar kažkas kita šitokiose gyvenvietėse? Kaip tau atrodo? Jeigu kalbėsim apie lietuvišką modelį, tai apskritai man giminių bendruomenės yra labai įdomus reiškinys, tiek kaip sociologui, tiek kaip psichologui, nes jos Lietuvoje kilo ir, kaip Aldona minėjo, kibirkštis atsirado nuo Vladimiro Megrė knygų, reiškia, kad knygos įkvėpia kažkokį judėjimą, tai gan retas pavyzdys pasaulyje, nes dažniausiai įkvėpia ir stumia kažkokį judėjimą gyvi žmonės, gyvi lyderiai, paskui kuriuos, kaip paskui karvedė ir kažką eina. Šiuo atveju tai knygos, gyvo žmogaus kaip ir beveik nebuvo Lietuvoje. Gal nebuvo pavyzdžių, tiesiog autoriteto? Jo, tai čia labai įdomu ir tų bendruomenių Lietuvoje labai nemažai atsirado tokių ir jos tikrai yra labai įdomus socialus reiškinys, nes žmonės ten gyvena kitaip. Jie dažniausiai yra vegetarai, kas jau iššaukia aplinkos nesupratimą. Jie patys statosi, darosi molinius namukus, stengiasi ekologiškai gyventi. Tai yra labai įdomu. Ir mano nuomonė gan progresyvų, nes šiuolaikinis prasigeriantis lietuviškas kaimas neturi apskritai jokių perspektyvų nei Lietuvos, nei Europos mastu. Mes per daug maža tauta, kad galėtume leisti savo nusigerti, tai gali įvykti labai greit per kelias kartas, kaip socialiai dažniausiai būna, jeigu imsim žmonijos istoriją. Nors čia yra truputį mitologijos, man regis jau truputį tarsi ir atsitiesia netgi tas prasigerintis kaimas, bet vidurio atveju to yra dar to palikimo labai daug. Pažiūrėsim, nes visai nesena poros metų statistika rodo, kad mes pagaliau aplenkėm Rusiją. Žinot, ką reiškia žodis Rusija, pagal išgeriamą alkoholio kiekį vienam žmogui, litrais ten skaičiuojant. Tai reiškia progresuoja, nežinau kaip atrodo, bet kai aš gyvenu irgi atitinkamą aplinkoje, atrodo nieks negeria.
bet tas suvartojimas nemažėja etilo alkoholio skaičiuojant ten miligramai. Taip, bet čia apie alkoholį kalba, tada tiesiog būtų grįžtame prie tos bendruomenės, tarsi kokia yra kultūrinė idėjinė tokių bendruomenių sistema pagrindinė, tas vadinkime, gyja. Ar čia, pavyzdžiui, jie susibūrė vien dėl to, kad tiesiog pavargo nuo miesto? Gal tai yra vienintelis motyvas, faktiškai toksai realus psichologinis? Geras klausimas. Ne, psichologinis ne vienintelis motyvas. Aš kažkada iš šitą klausimą kitoje laidoje atsakinėjau. Tai 3 ryškius motyvus galima rasti. Vienas, ką tu paminėjai, eskeipizmas. Tai yra bandymas pabėgti iš sociumo visuomenės ar aplinkos, kuri išvargino. Šiuo atveju tai miestas, triukšmas, sistema ir visa kita. Taip, yra dalelytė tokių žmonių. Yra kita dalis žmonių, kurie tiesiog iš prigimties jaučia, kad ant švarios žemės su švariais žmonėms, kurie yra pasilgę normalaus bendravimo, kad tu pažįsti kaimyną ir jis tau padeda netgi kartais. Tai tokių žmonių irgi yra dalis. Yra dar dalis žmonių, kurie grinai yra patraukti idėjos, idėjiniai žmonės arba netgi mistiniai žmonės, kurie patraukti knygų, būtent Vladimiro Megrė knygų ir pačios idėjos, kad tai galima perduoti iš kartos į kartą, vystyti, ugdyti, gražios idėjos žmonės. Galima ir dar smulkesnių grupių žvelgti, kitaip sakant, tai labai marga kompanija, nes žmonės jie vis tiek yra personalūs ir kiekvienas labai asmeniški, tai čia negalima išvesti vieno rodiklio. Ir kaip visą tai įsipaišo į dabartinę Lietuvos erdvė. Iš pradžių nelabai įsipareišė. Aš atsimenu pirmosius metus, kai atsirado Vladimiro Megrė bendruomenių judėjimas Lietuvoje, bendruomenių sodybų judėjimas. Žmonės daug kur taip atsargiai labai žiūrėdavo arba nesuprasdavo tų bendruomenių. Dabar, kai pasauliniu mastu švarus gyvenimas, ekologija, ten visoks vegetarizmas, jogos ir kas tik nori, tampa vos ne mados reikalu, tai ir tokios bendruomenės pradedamas būti šiek tiek suprastos ir priimtos, nes tai tampa kaip tokia, kaip Čikagoje, kai keliau sako, common sense dalis, tokia bendro suvokimo dalis. Žmonės pradeda suvokti, o jo, čia taip yra jėga, aš irgi gal norėčiau pabandyti iš principo. Kaip tai siejasi su Lietuvos senovės istorija, tai Aldona puikiai minėjo, kad kažkada visa visuomenė gyveno sodybom, aišku, netokiom. Tų sodybų pagrindas buvo mėsa, alkoholis ir visa kita galbūt. Jeigu dar senesnius laikus paimsim, gal ir netiek daug buvo. Čia ta degradacija vyks paskutiniais keliais šimtmečiais stipresnė. Bet kaip pats reiškinys tai yra labai įdomus, aš esu labai už tokias bendruomenės, nes jos vis tiek skatina kažkokį natūralesnį ir šiek tiek blaivesnį gyvenimą, kuris tokiai mažai tautai yra būtinas, vienaip ar kitaip. Vyriausybė, kaip ir Andrius minėjo, tą nelabai remia ir į tai neįsipaišo, bet pati idėja tai sveikintina. Žmonės su įvairiausiomis pažiūromis, čia gali būti ar ne, bet ir sakykime, ir sutarti, ir sutapti, bet jie turėtų turėti tada vis tiek kažkokį bendrą tikslą tikriausiai. Ir koks tas būtų rišamasis tikslas? Ar tai vienas kitam padėti, ar, sakykime, neužteršti vienas kito ir aplinkos per daug? Sakykime, ir galbūt ir Lietuvoje matai, koks tada yra tas, nes vis tiek turi, kadangi yra sistema, tai turi būti tikriausiai tikslas, kad tiesiog bendruomenė nesugriūtų. Nes jeigu bus koks nors vienas, vadinkime, pavyzdžiui, aš darau prielaidą, išsišokėlis, kuris, pavyzdžiui, pradėtų kontroliuoti visus, tai bendruomenė nesilaikys. Va čia palėtėt svarbę esminę ir silpniausią bendruomenių vietą, nes Lietuvoje bendruomenės šią problemą pasižymi. Nėra jos standartizuotos, nereikia jų standartizuoti, bet nėra lyderių, kurie aiškiai vestų ir kuriems visi paklustų. Ir tai automatiškai iššaukia interesų ir asmenybių konfliktus. Kiek man tenka pastebėti, kaip tik yra lyderių, kuriems automatiškai ir paklūsta, bet tada bendruomenės kiti nariai ištirpsta. Čia vėlgi pliusai ir minusai, kaip tu pastebi, yra įvairūs, bet pati idėja, ką aš matau, kad Lietuvoje šitos bendruomenės dažnai išgyvena įvairiausius sunkumus todėl, kad mes visi atėję iš miesto ir iš dabartinio sociumo nesam antiek natūralūs lyderiai, kad sugebėtume pakelti ir vesti paskui save žmonės. Ir kiek man yra tekę žiūrėti mokslinius tyrimus, kai yra tyrinėjamos bendruomenė, kad ilgų laikų išsilaikytųsi, plėstųsi, būtų sėkminga ir šimtmečiais augtų, o ne po 20 metų visi susipyktų, išsidalintų namus, ten išsipjautų medžius ir išsivaikščiotų, reikalingi bent minimum 3 faktoriai. Lietuvoje 2 faktoriai visiškai pražiopsomi. Tai yra, kiekviena bendruomenė turėtų turėti savo mokyklą.
ir savo kultūros arba kažkokį dvasinį centrą. Lietuvos bendruomenės praktiškai to neturi. Ir kaip tu paminėjai ir ką pastebėjai klausime, susirenka įvairiausi žmonės su įvairiausiais požiūriais. Viena kažkokia dvasinė sistema jų nevienyje ir paskui jie tarpusavį tai randa kaip pagrindą diskutuoti, kas yra labai gerai diskusija, bet kažkada ego gali ir net laikyti ir tada gali kilti konfliktai. Tai yra pati pavojingiausia vieta, nes tu, kai jau esi žemėje ir esi dislokuotas aplinkui su kaimynais ir jeigu tavo ego įsivelia į kažkokius konfliktus, tai tampa pavojinga. Todėl pasaulyje ilgais šimtmečiais įsilaiko ir klesti bendruomenės, turinčios kažkokį konfesinį arba kitokį pagrindą, tai visus vienyje vienos aiškios vertybės. Kas galėtų tai būti Lietuvoje? Lyderiai. Lietuvoje sunku būtų pasakyti. Jeigu imtume šitas bendruomenės, tai akivaizdžiai tai yra žemė, ekologija, dvasingumas, bet vėl tai yra labai silpnai apibrėžtos sąvokos. Kiekvienas, kaip aš pastebėjau, jas apibrėžia savaip. Todėl bendrą vardiklį rasti ir bus didžiausias išbandymas šitom bendruomenėm ne ekologija ar valstybė, o bendros vertybės. Tai mes to ir palinkėsim, ir ne giminės sodybų bendruomenėms. Labai ačiū Dariui Ražauskui ir Aldonai Purvinytei, tai yra bendruomenių nariams ir bendruomenių žinovams. Štai laikas Daučionių kaimo bendruomenėje neprailgo, nors ir buvo karštoka, bet nepastebėjome, kaip ir praktiškai atėjo vakaras ir dar Nadieždos ir Andžėjaus šios bendruomenės, galima sakyti, turbūt, nežinau, jūs turbūt savęs nepavadintumėte lyderiais, norėtųsi pasiklausti kelių svarbių praktiškų ir galbūt, sakykime, idėjinių dalykų. Pirmiausia, į ką aš atkreipiau dėmesį, kad jūs čia taip veikiate kartu ar ne su kaimynais, jūs esate bendruomenė, įprastai mes tiesiog vadiname savo žmonės, su kuriais šalia gyvename kaimynais, jūs esate truputį daugiau negu vien kaimynai. Žiūrėkite, viską darote savo rankom, kaip aš suprantu, beveik viską, ar ne? Pastatyta, netgi aš matau, už mūsų nugaros štai yra 5 saulės elementai. 6, teisingai. Taip, 6 saulės elementai, bet juk reikia investuoti. Kaip jūs, sakykime, iš kur jūs imate vis tiek, ar ne, pajamų investicijoms? Jūs dirbate mieste Vilniuje, Vilniaus mieste, uždirbate atlyginimą ir čia reinvestuojate į savo ūkius, ar kokia yra ta praktinė pusė šitos bendruomenės? Mūsų gyvenimas susiklostė taip, kad kai pradėjome kurtis čionai, atsirado iš karto žymiai platesnis veiklų laukas ir mes tiesiog pasirinkom tai, kas mums buvo artimiausia tuo metu. Ir aišku, mes pilnai gal nesam atsiriboję nuo miesto, taip kas nuo karto važiuojam, bet mūsų veiklos yra pakankamai suteikiančios pakankamai daug laisvumo mums. Ir mes užtat galime ir daug laiko skirti kūrybai, būtent savo giminės sodybos kūrimui. Viskas vyksta pagal žmogaus sumanimą, pagal pirminį žmogaus mintį, idėją, nes mintis ir svajonė yra gyva. Ir kai tu pasvajoji, kai turi sumanimą, jis būtinai įsigyvendins, jeigu jis yra geras, tinkamas žmonėms, tinkamas aplinkai. Viskas atsiranda, tada atsiranda galimybės. Ir ta gerovė, kuri lydi žmogų, lydi jį bet kuriuo atveju ir netgi didėja, kai tu kuri darnoje su gamta ir su visa aplinka, su visa visata. Aš suprantu, bet vis tiek praktiškai aš bijau kurti bendruomenės. Aš suprantu, kad gerai, galbūt ten kitas ar ne, kuris šios laidos klauso gyventojas, jis, sakykime, gal turi pinigų, pavyzdžiui, sklypo ar neįsigyti, bet jis supranta, kad juk reikia, pavyzdžiui, į energiją investuoti, ar ne? Bet ar tai nesakot, nėra tai baisu, savaime tarsi atsiranda? Iš tikrųjų, jeigu mintis yra pakankamai stipri ir nėra abejonių ir baimės viduje, tai viskas gaunasi faktiškai taip, kaip buvo sumanyta. Ir grįžkime dar prie tvoros motyvo, ar ne? Atkreipiu dėmesį, kad ir jūsų, mielieji, sklypas ar ne yra neaptvertas, nors jūs apie gyvatvorę minite, turbūt jinai tebeauganti, bet yra čia minite savoką meilės erdvė, paaiškinkite, kas tai yra. Mariau, šita vieta yra mūsų namai. Ir namai tai yra ne tik pastatas, kurį mes matome, bet taip pat tai yra visa gyva aplinka. Ir ji yra pakankamai didelė. Giminės sodyba yra 1 hektaras arba daugiau. Gali būti ir daugiau. Tai yra pakankamai didelė, plati aplinka, kur mes kūrėme sodą, mes kūrėme mišką, mes kūrėme riešutų sodelį, kūrėme tokias kaip ir vandens oazės, gamtos oazės. Ir visa tai siejasi aplink ašį. Ir ta erdvė yra, žinoma, kada yra gyvi namai, gyva erdvė, tai ir jos sienos yra gyvos. O mūsų tvora tai yra gyva tvorė, kurią taip pat sodiname ir viską čia užpildome savo kūrybą, taip kaip jaučiame ir kartu su gamta kūrėme. Tai dėl to ir sakome, kad ši vieta yra gyva,
kadangi pats žmogus kuria ją ir atsiliepia, gamta atliepia tuo pačiu ir kuriame su meilė. Nes meilė gali gyventi tik tai gyvoje erdvėje. Meilė negali gyventi dėja nei spintoje, nei stalčiuje, nei kažkur kitur jos nepadėsi, ji pabėga. O gamtoje meilė tęsiasi amžinai. Apie gyvybę kalbant, Nadežda, ir aš čia bendrauju dabar su jumis ir juntu, kokios parvos ar akliai, nežinau, yra gyvi, mane jau beveik suvarpia kaip rėti, bet sako, ten reikia nekreipti dėmesio, ar ne? Susigyventi. Nekreipi dėmesio, tai kadangi mes jau juos nekreipiam faktiškai dėmesio, mums jie neegzistuoja. Čia man išpaikusiam miestiečiui. Bet kuriuo atveju tikrai buvo smagu susipažinti. Ačiū Nadeždai ir Andžejui Žukovskiams už pažintį, už pašnekes ir be abejo kitiems bendruomenės nariams, kurie mūsų klausosi dabar, sakykime, jūsų sodybos kaimynams. Na ir jau saulei riedant už horizonto, už medžių keterų, pasiklausykime jūsų, ar ne, ansamblio dainos, kur irgi vadinasi Riedanti saulė, vieno kūrinio pabaigai, na, o tuo tarpu aš, Marijus Gailius ir operatorius Sigitas Kazlauskas atsisveikiname. Galima sakyti, čia iš Vilniaus priemiesčio, iš gražios, šeimyniškos, ekologiškos bendruomenės. Iki. Ačiū Jums. Tai mes. Laidą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.